Kalbam apie kontrolę ir tą jausmą, kai atrodo viską turiu sužiūrėti, sukontroliuoti, kad būtų toks rezultatas, kurio noriu, ir tai yra klaida, nes moteris taip netenka didelio kiekio energijos. Ką iš tikrųjų reikia daryti, tai pirmiausia, kreipti savo dėmesį į atsipalaidavimą ir pasitikėjimą. Klausimas yra toks, kaip atskirti struktūrą, kurią turiu turėti gyvenime dėl darbų ir projektų ir kaip pajusti, kad tai jau kontrolė. Pirmiausia, kontrolė pasijaučia per įtampą ir bandymą suvaldyti arba bandymą pasiekti rezultato per didesnį ir greitesnį, per mažesnį laikotarpį. Kontrolė pasireiškia per kantrybės nebuvimą. Ir kai tu pasidarai tą struktūrą, kurią, faina yra turėti, ypatingai kai nori, kad augtų veikla, projektai, verslas ir panašiai, tu žiūri šitą struktūrą ir tu matai, ar tu bandai su šita struktūra sutrumpinti laiką ir pasiekti kuo greičiau, nesvarbu kokiomis aplinkybėmis, rezultatą, kurio būtinai tau norisi ir reikia. Jauti? Tu pasižiūri ir matai, ta prasme, kad aš čia realiai varau. Mano struktūra dienotvarkė yra, kad aš nuolat varau ir viską darau teisingai. Ir tada tu matai po mėnesio, kad rezultato nėra tokio, kokio tu nori. Aš labai gerai jaučiu, apie ką aš kalbu, ne? Nes tai yra mano irgi dalis mano tobulėjimo. Tai kai tu pasižiūri, kad nėra rezultato, vadinasi, tu per daug jį sureikšmini, dėl to jis negali pas tave ateiti kitokiais būdais ir tu laikai kontrolę, kaip jis gali ateiti tik per tavo struktūrą, per tavo planus, per tavo veiksmus ir per tavo darbą. Ten nebelieka malonumo. Ne? Tai vad, kai aš žiūriu, kad aš turiu turėti gyvenime dėl darbų ir projektų kažkokią struktūrą. Viskas gerai, tu ją gali turėti, tačiau ar toje struktūroje yra tavo malonumai, tavo atsipalaidavimas, tavo pasimėgavimas? Ar ten yra tavęs, kad tavo energija vis atsinaujintų, kad tau būtų geriau? Ar ten yra tiesiog kontroliavimas projektų, rezultatų, kad jie įvyktų greičiau, kad jie būtų būtent tokie, kokių tu nori ir ne kitaip? Nes dabar tai pavyzdžiui, aš paimsiu pavyzdį, gerai? Paimkim mano anglišką ir lietuvišką tuo pačiu. Tarkim, Instagramas. Tai kažkada buvo toks momentas, kad aš tiek sukėliau savo streso, net galbūt per daug nedarydama, bet tiesiog pasižymėdama socialiniai tinklai. O ko aš norėjau, tai aš norėjau, kad socialiniai tinklai augtų, didėtų, kad aš pamatau, pasižiūriu, kad ten, draugė pradėjo tik prieš metus laiko ir jinai pasižiūrėk jau vos neturinti ten jokio sertifikato, jinai jau ten už mane pralenkus ir viską, kyla kančia, skausmas, įsijungia didžiulę kontrolę. Ne, įsijungia kontrolę, kad dar stipriau, aš save kankinu, kaip kitaip daryti viską. Viskas, tai yra kontrolė, aš noriu rezultato, aš tik į tai susifokusavus. Dabar pas mane auga, biški neauga, prisimenu, gal aš įdėsiu, reikia pasirašyti socialiniai, kažką pasidarysiu dėl jų, bet aš savęs taip negrėžiu ir aš savęs taip nemuštruoju dėl to rezultato, ar ne? Tai pasižiūrėti į savo struktūrą, kaip ji atrodo. Kitas momentas, jeigu struktūra sukurta iš kontrolės, ir įvyko kažkas netikėto, o Dieve, tau bus taip sunku, nes, tu esi įtampoj. Prisimenat kontrolę, kai aš pasakojau paskaitoj, kaip ten atrodo analizė, ten yra valdymas, ten yra įtampa, ten yra tiesiog viskas, ar ne, tarsi kaip akmuo, viskas kieta. Ir dabar tau ateina ir sako, žinai, tu čia prisiplanavus viską ir ateina ir sako, davai važiuojam pavalgyti. O tu buvai pamačius, kad visai norėtum pavalgyti. Ir tu, žinai, žiūri tą savo struktūrą, ne, aš negaliu, viskas tai yra kontrolė, nes tu net neleidi savo ir tai intuicija galbūt, kad tu nuvažiuotum, kad tu pavalgytum, nors tu čia prisirašys tų dalykų. Tai vat kontrolė, kai tu neleidi savo apžaisti ir net perkelti savo struktūros, šiek tiek jos pakoreguoti, nes gyvenimo įvykiai vyksta, tu pati šiek tiek kitaip jautiesi, tai yra kontrolė. O kai tu leidi, yra struktūra, yra kažkokie rėmai, bet tu esi atidariusi erdvę įvykti ir stebuklams.